Kaip žiūrėti filmą su garsiniu vaizdavimu virtualioje bibliotekoje Elvis? Sveiki atvykę į virtualią biblioteką Elvis. Šiandien parodysime, kaip žiūrėti filmą su garsiniu vaizdavimu. Norėdami rasti filmus, viršutinėje navigacijos juostoje pasirinkite skiltį Leidiniai. Tada spauskite Audiovizualiniai kūriniai. Jeigu ieškote konkretaus filmo, paieškoje galite įvesti, pavyzdžiui, Velnio nuotaka. Jeigu norite žiūrėti filmą, matyti vaizdą ir girdėti garsą, rinkitės Filmas su garsiniu vaizdavimu. Jeigu norite tik klausytis filmo garso, rinkitės Filmo garsinis vaizdavimas. Paspauskite Filmas su garsiniu vaizdavimu ir pradėkite žiūrėti filmą su garsiniu vaizdavimu. Kartą angelai nusidėjo Dievui ir tada iš dangaus 3 dienas snigo velniais. Prie galvos dega žvakės. Baltaragis su kūdikėliu rankose liūdnai žvelgia į tolį. Girdėsite ne tik veikėjų dialogus, bet ir pasakojimą apie tai, kas vyksta ekrane. Naudokitės valdymo mygtukais. Paleisti. Kas ten į langą beldžiasi? Pristabdyti. Garsumo reguliavimu. Ir peržiūra visame ekrane. Taip stebėti filmą bus dar patogiau. Jeigu norite tik klausytis, pasirinkite filmo garsinis vaizdavimas. Tikimės, kad garsinis vaizdavimas padės geriau patirti filmą. Daugiau apie Elvis biblioteką sužinosi kitose mokymuose. Virtuali biblioteka Elvis skirta žmonėms, negalintiems skaityti įprastai spausdinto teksto dėl disleksijos, regos ar fizinės sveikatos sutrikimų ir pateikusiems šią būklę patvirtinantį dokumentą. Abejoji, ar Elvis skirtas tau? Turi klausimų? Paskambink ar parašyk mums, arba kreipkis į artimiausią viešąją biblioteką. Mūsų kontaktai. Telefonas +370 667 80 541. Elektroninis paštas info@elvislab.lt. Svetainė internete elvislab.lt.